Nežinau kaip jūs, bet mane tai pavyzdžiui labai nervuoja ir erzina, kai tarkim parduodi kažkokį tai ar gaminį, ar produktą, nu beleką, ką parduodi internete, įkeli nuotrauką ir tarkim arba nenurodai kainos, arba tiesiog pamiršti ją paminėti. Ir vis tiek kažkas komentarė paklausia kainą. Tai dažniausiai atsakymas būna, parašiau į PM. Kodėl tu neatsakei tą komentarą, kokią kainą? Sekantis žmogus užeis, vėl paklaus kainos ir vėl tu rašysi atsakiau į PM. Jeigu jam atsakyta ta kaina, kur buvo parašyta kitam žmogui, bus per didelė, tai jis ją sužinos greičiau, negu jis tau būtų parašęs ir vis tiek tu jam parašysi tą pačią kainą ir jam vis tiek jinai bus per didelė ir jis pas tave to produkto nepirks. Nelabai aš suprantu to žodžio PM. Kas nuo to pasikeis? Vis tiek tu jam tą kainą pasakysi. Tai kokio velnio tu tempyk tą gumą ir neparašai iš karto pirmam komentarė, kad kainuoja tiek ir tiek. Nafiga rašai tą PM, tu man paaiškink. Ką? Nafiga tu rašai tą PM? Vis tiekgi kainą pasakysi tą pačią. Nu kaip tu čia dabar nesupranti, kad tu kaimo jepas? Taigi kyla reitingas. Nu, ne reitingas, o ten pagal skalę tave išmeta vis daugiau ar dažniau, nežinau kaip čia dabar pasakyti, bet kažkokia tokia fignia vyksta. Nichuja ten niekas nevyksta. Rašyk kainą normaliai, o ne PM.